Dear organizers and guests, it is my great pleasure to welcome you all on this Transport Innovation Forum and to meet so many enthusiasm about innovation, sustainability, and resilience. And now I will move to Lithuanian ir pratęsiu savo kalbą lietuvių kalba. Susisiekimo sektorius yra tarsi įvairovės ir skirtybių jungties voratinklis. Siųsdami laiškus, veždami krovinius, skambindami kolegoms, susitikdami su draugais, visuomet vienaip ar kitaip pasitelkiame susisiekimo infrastruktūros patogumus. Šios ekosistemos labai reikšminga dalimi, be jokios abejonės, yra transportas. Pažvelgus retrospektyviai, praėjęs 5 metis į transporto sektorių ir į transporto sektorių įtraukė žaliąją ir skaitmeninę darbotvarkes, naujus saugumo ir patogumo standartus, solidarumą su kovojančia už mūsų visų laisvę Ukraina, geresnės keliautojų ir susisiekimo sektoriaus darbuotojų sąlygas. O ateinantys 5 metai reikš naujus mobilumo bei prieinamumo kiekvienam žmogui ir verslui iššūkius, tvarumo reikalavimus, didesnę dirbtinio intelekto integraciją, laiko taupimo ir greičio normas. Dabar, kai nuolat skubame, laikas tampa esminiu efektyvumo rodikliu. Neišskirčiau nė vienos susisiekimo srities, nes ir gabenant krovinius laivu ir siunčiant laiškus paštu, nuolat pabrėžiamas būtent laiko veiksnys. Žinoma, efektyvumą lems taip pat ir atitiktis tvarumo reikalavimams, patogumas ir prieinamumas vartotojui. Baigiama formuoti nauja Europos komisija, prasideda naujas planavimo ir sprendimų priėmimo ciklas. Jau netrukus visos ES valstybės narės pradės diskusiją, kaip mūsų transporto sistemos vizija 2040 metams atitiks naujus klimato kaitos tikslus. Labiausiai tikėtina, kad pačios intensyviausios diskusijos vyks dėl įsipareigojimų aviacijos ir laivybos srityse, nes tai globalūs sektoriai. Ir čia vien nacionalinių ar vien ES lygmens sprendimų tikrai nepakaks. Bendrus sprendimus dėl emisijų mažinimo, inovacijų diegimo reikės priimti visų pasaulio regionų lyderiams. Tam reikės rasti balansą tarp veiksmingumo ir tokių proveržio variklių kaip skaitmeninimo ar klimato kaitos imperatyvai. Tik viską suderinus, bus galima kalbėti apie išties tvarų transporto sistemos vystymąsi. Noriu išskirti dar vieną, bet labai svarbu, mums kone esminį dalyką. Tai saugumas ir atsparumas. Atsparus transporto sektorius yra nepamainoma ekonomikos dalis, o kaip dabar matome ir nepamainoma saugumo dalis. Mums būtina turėti efektyvius transporto koridorius integruotus į vakarų Europos susisiekimo sistemą. Tuo požiūriu Rail Baltica, Via Baltica yra mūsų kertiniai koridoriai. Jau netrukus užbaigsime vieną ilgiausių Via Baltica ruožų. Iš esmės perplanovome ir paspartinome Rail Baltica geležinkelio projektą, nuolat aptardami jo pažangą Baltijos valstybių vyriausybių lygmenių. 2021 metais pradėjo veikti Kauno intermodalinis terminalas, kuris yra toliausiai į rytus nutolęs Europinės vėžės logistikos centras. Kelių sektoriui pastaruosius keletą metų taip pat stengiamės skirti didžiulį dėmesį. Jau nebeturime tokių fenomenų, kokius turėjome anksčiau, kai metų pabaigoje vis į kitus metus keliaudavo kažkokie nepanaudotų lėšų likučiai. Dabar veikiau jau turime daugiau idėjų, negu kasmet turime lėšų. Tai tik keli esminiai Lietuvos transporto projektai. Rusijai pradėjus invaziją ir plataus masto karą Ukrainoje, Rail Baltica projektas tapo taip pat ir karinio mobilumo dėlionės dalimi ir prioritetu. Tai yra ir kritinės infrastruktūros apsaugos prioritetas, kur svarbi kibernetinė sauga, fizinė sauga,
turi išlikti ir tikiu, kad ES regiono ir nacionaliniuose saugumo planuose ir išliks. Kuo saugesnę infrastruktūrą turėsime, tuo saugesnę aplinką kursime investicijoms ir pramoniai, kuri būtent ir naudojasi susisiekimo sistema. Transporto sektorius nuolat kinta, diegdamas inovacijas. Šis sektorius neišvengiamai reaguoja į geopolitinius iššūkius ir pasaulio ekonomikos tendencijas. Natūralu, kad ne viskas vyksta taip, kaip suplanuota, neretai tenka kūrybiškai reaguoti į naujus sunkumus ar naujus iššūkius. Taigi vis labiau svarbus tampa tokie formatai kaip šis, kur galima diskutuoti, dalytis patirtimi ir idėjomis ir kartu ieškoti sprendimų. Tad linkiu visiems šio renginio dalyviams konstruktyvių diskusijų. Ačiū už dėmesį. Thank you, Prime Minister. This event is organized by the Transport Innovation Association in collaboration with the Ministry of Transport and Communication. I now would like to invite here Marius Skuodis, the Minister of Transport and Communication of Republic of Lithuania, to give the welcome speech. Labas rytas, good morning to everyone. Gerbiama premjerė, visi susirinkusieji. Tai yra 4. kartas, kada organizuojant transporto inovacijų forumą, aš čia esu ant scenos. Ir vakar pagalvojau, kad jau pakankamai ilgai. Tai irgi reikės sugalvoti kažkokių inovacijų. Per dažnai tas pats žmogus čia pasirodo ant scenos. Ir kadangi premjerė sudėliojo visus akcentus, noriu pasidalinti 3 pastebėjimais. Pirmas pastebėjimas yra susijęs su pokyčiais, kuriuos tos 4 ir daugiau metų galėjau matyti. Ir aš sakau, kad yra pasaulyje viena paroda, į kurią nuvažiavęs, kas 2 metus tu gali labai gerai pajusti tendencijas. Tai yra Frankfurto automobilių paroda, kuri vėliau buvo pervadinta į mobilumo parodą ir perkelta į Müncheną. Pamenu mano pirmąjį apsilankymą 2019 metais. 2019 metais kai kurie iš automobilių gamintojų pristatė pirmuosius elektromobilius. Pavyzdžiui, Volkswagenas tuomet pristatė visišką inovaciją Volkswagen ID3 pirmąjį modelį. Ir tai atrodė kažkas tokio, netgi ir prisipažinsiu įlipus man pirmą kartą jį, pakeitė mano požiūrį į elektromobilius. Bet tuo metu aš girdėjau labai daug skepsio, kad elektromobiliai čia kažkas bus, bet vidaus degimo varikliai tai yra tai, kas yra mūsų privalumas ir mes juos turėsim. Kas atsitiko po 4 metų? 21 metais, lankantis jau Müncheno automobilių parodoje, mobilumo parodoje, visi didieji Europos ir pasaulio gamintojai pristatinėjo elektromobilius. Ir tuomet jau buvo aišku, gamintojai, bent jau kalbant apie elektromobilių, apie lengvųjų automobilių segmentą, pasakė, mūsų ateitis bus elektrinė. Po 2 metų, praėjus 2 metų laikotarpiui, ką mes matome kitoje parodoje, žinot ką? Kiniškus elektromobilius. Ir kinai kažkada prieš 5 metus nusprendė konkuruoti su Europos, Jungtinių Amerikos valstijų, kitų Azijos šalių gamintojais, negamindami vidaus degimo variklius, o pagamindami visiškai naują produktą. Ir su nauju produktu atėjo į rinką, kuriuo, mes dabar jaučiame pakankamai didelius sukrėtimus. Kokia išvada? Išvada akivaizdi, apie ką mes čia daug šnekėsim, kad jeigu šiandieną esi konkurencingas kažkurioje srityje, tai nereiškia, kad po 4 metų būsi lygiai toks pats konkurencingas. Mes tą matome ir iš didžiųjų technologijų įmonių, kurios pagal rinkos kapitalizaciją prieš 5 metus dar tokios nebuvo. Ir nežinia, kas mūsų laukia ateityje. Tai yra pirmasis mano pastebėjimas. Antrasis pastebėjimas.
Šiandieną, tiesą pasakius, naktį grįžau iš Ženevoje vykusio pasaulio ekonomikos forumo susitikimo apie Europos konkurencingumą. Diskusija ir diskusijos, kurios vyksta globaliu mastu su didžiausiais pasaulio verslais, yra apie tai, kad pokyčių tempas nelėtėja, o tik tai greitėja. Ir šiandieną mes čia tikrai kalbėsime apie tokius klausimus kaip alternatyvius degalus. Iš ko turėtų būti pagaminta elektra? Mes kalbėsime apie vandenilį ir įvairiausius derivatyvus iš vandenilio. Aš net nebejoju, bus diskusijų apie metaną, apie biodujas, kaip tarpinį, pereinamąjį kurą, bet čia yra tik tai viena iš sričių. Dirbtinis intelektas yra tema, apie kurią diskutuojama labai daug. Kvantiniai kompiuteriai. Atrodo kažkas iš kosmoso srities, bet jie jau yra čia ir dabar. Kosmoso technologijos. Ir kai kas juokauja, kosmosas čia yra kažkur toli. Ne, kosmosas yra apie viską, kas yra ant Žemės ir apie tas paslaugas, kurias turime čia visi savo mobiliuosiuose telefonuose. Aš jau nekalbu apie daiktų internetą, apie 5G technologijos, kurios dar tik tai prasideda. Mes dar jas tik tai pradedame naudoti. Mes turime technologijas, bet dar pakankamai mažą paklausą tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Ir pokyčių tempas yra toks didelis, kad labai tikėtina, kad laimėtojas, tas, kuris sukurs naują produktą, pasims viską. Pokyčių tempas yra toks didelis, kad šiandieną greitieji valgo mažesniuosius, ne tik mažesniuosius, bet ir lėtesnius. Ir nėra svarbus tavo dydis. Ne didesnis suvalgys mažesnį, o greitesnis suvalgys lėtesnį. Na ir lygiai taip pat mes turime ir kitus iššūkius. Su to pokyčių tempu nelabai paskui suspėja ir mūsų visuomenės, pripažinkim. Ir čia galėčiau pajokauti, jeigu norite to įrodymų, tai užtenka pasiklausyti kai kurių politinių debatų vykstančių. Na ir visame šitame kontekste tikrai yra labai daug diskusijų apie Europos konkurencingumą. Ir jau yra toksai standartas praktiškai visą laiką pasiskųsti, kad Europa pagal vieną ar kitą rodiklį kažkur atsilieka. Pagal produktyvumą atsiliekam nuo Jungtinių Amerikos valstijų, pagal kitus rodiklius. Labai įprasta sakyti, kad Europoje mes neturime pakankamai tokių didelių kompanijų, nacionalinių ar Europos lygmens čempionų, kurie dominuotų pasaulyje. Ir žinot ką? Klausydamas tų diskusijų ir pagalvodamas apie Lietuvos transporto ir susisiekimo sektorių, aš matau visiškai priešingas tendencijas. Mes turime Europos lygio kompanijas, Europos čempionus transporto ir susisiekimo srityje. Tos kompanijos jau dabar diegia dirbtiniu intelektu paremtus sprendimus, paskirstydami, iš kur paimti krovinį ir nuvežti į kitą vietą. Jos kuria. Tai yra tos kompanijos, kurios kuria paklausą inovacijoms. Mes čia turime kai kurias iš įmonių prisistatinėjančių, jeigu mūsų viena kompanija gali nusipirkti vienu mostu 600 elektrinių vilkikų, tai yra paklausa. Ir tai yra didelė paklausa Europos mastu. Tai aš čia tikrai noriu pasidžiaugti, palinkėti, nepasiduoti tam pesimizmui, nes mes turime labai daug ir tokiu būdu didiname Europos konkurencingumą. Na, o čia noriu palinkėti visiems diskutuojant, nelikim tik transporto srityje. Šiandieną negalime turėti tokios privilegijos. Transportas yra tiesiogiai susijęs su energetika. Taip, galbūt šiandieną elektromobiliai yra per brangus, bet jeigu mes į elektromobilį pradėsim žiūrėti kaip į energijos kaupimo įrenginį, galbūt mūsų požiūris pasikeis. Taigi, siūlau atsisakyti tos fragmentacijos ir pažiūrėti kuo plačiau. Ir mano paskutinis pastebėjimas, kurį labai irgi pabrėžė premjerė. Šiandieną šių metų forumo tema yra susijusi su atsparumu. Ir turbūt tenka pripažinti, kad šiandieną karai, jau nekalbant apie žiaurų karą Ukrainoje, bet ir apie kitus konfliktus pasaulyje, dėja tampa nauja realybė. Ir ką tai sako? Kad mums visiems reikia būti tik tai atsparesniems. Ir tiesą pasakius, jau pakankamai seniai NATO, kalbėdami apie atsparumą, išskyrė 7 principus.
7 iš 7 principų, daugiau nei pusė yra susiję su susisiekimu ir telekomunikacijomis. Tai yra mūsų sritimi. Ne veltui vyriausybėje pakankamai neseniai atsirado krizių valdymo centras, kuris, patikėkit, veikia kiekvieną dieną. Ne veltui mūsų ministerijoje mes įkūrėme atskirą padalinį atsakingą už atsparumą ir reagavimą į krizes. Nes tiesiog tai yra sritis, kurios užima vis daugiau ir daugiau laiko. Ne veltui vyriausybėje didžiausią dėmesį, kalbant apie susisiekimo sektorių, skyrėme per pastaruosius metus kariniam mobilumui. Via Baltica, kuri tuoj pat bus pabaigta ir kitais metais turėsime vientisą automagistralę nuo Vilniaus, Kauno iki pat Varšuvos, ir apie karinį atsparumą. Dėmesys tiltams, viadukams yra apie atsparumą. Ir taip toliau ir panašiai. Ir aš jau nekalbėsiu, kas bus, jeigu mes neinvestuosime į kibernetinį saugumą. Turbūt visi iš savo patirties savo įmonėse žinot. Na ir lygiai taip pat, noriu palinkėti dar ir lygiai taip pat kalbant apie energetiką, apie alternatyvus degalus, irgi neužsiciklinkime tik ties viena technologija. Man yra labai įstrigęs pokalbis su Singapūro kolega, Singapūro susisiekimo ministru, kurio aš klausiau, tai ar pas jūs važinės tik elektromobiliai? Jie sako, ne, jokių būdų, ne daugiau negu 50%. Sakau, kodėl? Todėl, kad mes importuojame elektros energiją, mes jos patys niekada nepasigaminsime pakankamai ir mums visą laiką reikia turėti alternatyvą. Žalią, švalią alternatyvą. Tai aš labai tikiuosi, kad ir šitose diskusijose mes kalbėsime apie įvairias alternatyvas. Visame šitame kontekste yra be galo svarbi viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė, bendradarbiavimas, ką pabrėžė daugelis žmonių, ką pabrėžė premjerė. Tai labai noriu padėkoti Inovacijų asociacijai, kad mes turime šį gražų renginį ir tai yra būtent to bendradarbiavimo pavyzdys. Visiems gerų diskusijų, naujų idėjų, naujų partnerysčių. Na ir nekantrauju šias 2 dienas tikrai su daugeliu pabendrauti ir tiesiogiai. Ačiū, gero renginio. Thank you, Minister. And now I would like to invite to the stage the initiator of this forum, the chairman of the Board of Transport Innovation Association, Jurgis Adomavičius. Ačiū, Gabrielė. Thank you. Gerbiama premjerministrė, ministrai, svečiai, pranešėjai, partneriai šito renginio, be jūsų jisai toksai nebūtų geras ir gražus. Aš, kai išgirdau premjerministrę ant šitos scenos, galvojau, jau man nebus ką sakyti, bet paskui, kai išėjo ministras, praktiškai visai išnaudojo mano visą kalbą. Aš labai dėl to džiaugiuosi, nes vis tik tai pagaliau mes pasiekėm tą, kad verslas ir valdančioji valstybės politika labai artima ir labai panašiai galvoja. Bet be abejo, kad mes negalim nekalbėti, ypač kai turim tokį nestabilumą. Ir tas nestabilumas be abejo yra susijęs su užsitęsusiu karu, nelabai aiškia ir iki galo nesuformuota Europos pačia politika. Be abejo, kad mes labai pergyvenam ir nedrąsiai žvelgiam su dabartiniais ekonomikos rodiklių prognozėmis. Tai man atrodo, kad atėjo laikas veikti mums visiems drąsiai. Ir šitas forumas bus apie tai. Nežinot, kas veikia anksčiau, gali būti, kad nebeveiks rytoj. Ir apie tai kalbėjo prieš mane šito forumo partneriai ir premjerministrė. Man atrodo, kad Lietuva gali tapti šitų inovacijų centru. Ir mes tikrai sugebėsim ir galim ir tikrai padarysim, kad šitą galimybę pilnai išnaudotumėm mūsų konkurencinio pranašumo didinimui. Kaip ir kalbėjo ministras, dabar gali padaryti tai greitieji. Ir man atrodo, kad mes Lietuvoje, turėdami šitokią didelę transporto ir logistikos patirtį, galime būti patys greičiausi, kurie išnaudosim šitas visas galimybės, kurios yra susijusios su inovacijom. Nebereikalo mūsų asociacija ir šitas forumas kalba apie tas inovacijas, kurios, man atrodo, ypač žaliojo kurso kontekste
labai gali mums pasinaudoti. Mes suprantam visi, kad tai yra didelės investicijos ir sudėtingas perėjimas prie to žaliojo kurso įgyvendinimo. Tačiau čia ir atrodo, kad atsirado proga mums išmaniems, greitiems, gal ir mažiems pasinaudoti šitą galimybę. Mūsų sektorius tikrai labai svarbią dalį užima mūsų ekonomikoje. Tai aš norėčiau, kad mes išnaudotumėm šitą galimybę ir mes gražintumėm ne tik tai, kad išgyventumėm, bet ir gražintumėm tas senas mūsų pozicijas, kada mes darėm svarbę ir labai įtakingą poziciją mūsų valstybės politikoje. Tai dar kartą tik tai patvirtina iš ES praeitą savaitę atėjusios naujienos. Tai dar kartą pasako, kad Europa girdi ir supranta mus. Tai man tik tai norisi pasakyti, kad reikia kartu veikti valdžia, verslas, mokslas. Ir mes iš tikrųjų galim sukurti puikią ekosistemą, kuri turėtų pasitarnauti naujų darbo vietų sukūrimui, BVP didinimui ir be abejo, kaip čia ir minėjo prieš tai kalbėję žmonės, kad mes turėtumėm galvoti apie tvarumą, apie būtent tą, kaip sakant, nepažeidžiamumą ir sugalvoti daug ir išmanių technologijų, kurios skaitmenizuotų mūsų transporto ir logistikos sektorių, inovuotų jį. Ta tik tai patvirtina, ką tik čia pravažiavęs savavaldis autobusas, kuris ne tik tai nenaudoja žmogiškojo papildomo resurso to vairuotojo, kaip mes čia visada kalbam, bet jisai dar yra ir ekologiškas. Tai aš labai visus kviečiu šiandien aktyviai dalyvauti, dalinti savo idėjomis. Imkite tas mintis ir įgyvendinkit. Aš tikrai tikiu, kad mes kuriam inovatyvę, atsparę ir gerą ekonomiką. Transporto ir logistikos sektorius yra svarbus. Tai ačiū ir tikrai šiandien diskutuokim daug ir galingai, kad tie maži būtų greitesni ir suvalgytų didžiuosius. Ačiū.